Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Tai visų pirma pasakyčiau, kad nėra lengva po tokios savaitės žaisti rungtynės, nes tikrai gavom labai daug krūvio, daug bėgiojom, daug dirbom ir tokia, galima sakyti, kad ne šviežiausiai šiandien atrodėm, bet vis tiek pagal žaidimą man atrodo, kad stengiamės, darėme viską, kas tik įmanoma. Neblogai žaidėme, aišku, yra dalykų, kuriuos reikia pataisyti ir gynyboje, ir atakoje. Smagu laimėti kiekvienas rungtynės, tai džiaugiamės, kad laimėjom ir ruošiamės toliau. Pirmo kėlinio pradžia tokia, sakykime, nelabai sekėsi, praleidom ir įvartį, bet vėliau pirmo kėlinio antroj pusėje ir į pabaigą jau kaip ir perėmėm iniciatyvą. Tai kur galbūt buvo tas lūžis ir kodėl nuo pradžių nepavyko taip įeiti į rungtynes? Nežinau, gal tas pats nuovargis irgi buvo, kol įsižaidėm, gal kažkokio nervatumo turėjom pirmas 10-15 minučių po praleistų įvarčių, kažkaip apsiraminom, paėmėm kontrolę, žaidėme neblogai, sukūrėm progų, galėjom šiandien pasižymėti dar kelis kartus. Nežinau, kai pirmos rungtynės Kiprė, manau, tikrai neblogos ir daug dievė, kad kitos būtų geresnės ir geresnės. Pats įmušė įvartį, prieš pasižymint ataką prieš turėjai irgi labai gerą progą, tai kuri proga buvo geresnė? Ne, tai pirma proga tikrai buvo geresnė, turėjau išpildyti, blogai kamuolį pataikiau, tai prasmugiau tiesiai į vartininką, bet galima į futbolo klaidų knygutę įrašyti, kaip greitai atsistatyti po nesėkmingo smūgio ir iškart įsijungti žaidimą ir už kelių sekundžių įmuštą įvartį.